jūs visi atvažiavę gavote spalvotus lapelius. Tie, kurie raudonieji, pakelkite rankytes. O jis visi eisit su manimi, va į šitą patą. Ką veiksim pasakysiu. Toliau. Čia žalia mėlyni, pakelkite rankytes. O, eisit su ugne, va čia pasuksit į sporto salę. Ir liko žalieji. Pakelkite rankytes. Visi, kurie žali, eina su žalia mokytoja. Ji neturėjo kortelės, tai žalia megztinė apsivilko. Eisit su jie į galeriją, ten, kur yra jūsų darbeliai pakabinti. Matėt? Tai gal ir geriau. O ką veiksit, sužinosim vietą. Prieš kiekvienas pagalvokit, kokį šiandien įspūdį, kokia pirmoji mintis atvažiavus į čia buvo. Tai tiesiog gal pakeliui pamatėt, gal čia kažką gražaus pamatėt ir labai norėčiau, kad kiekvienas pačia šitam lape ilgam nupieštų savo kažką tiesiog ir iš to bus mūsų piešiniukas. Tema – draugystė, kelionė, nuoširdumas, viskas kas gražu, viskas čia piešiniukė. Ir dabar pačia, šakės. Ir pati pabaiga, 3, 4. Tu pažiūrėk, tai tik dangus, tu paklausyk, tai apie mus ir liek mūsų čia lietus. Ir šis pasaulis nuostabus, tu pažiūrėk, tai tik dangus, tu paklausyk, tai apie mus ir liek gera būt kartu, būrys senų gerų. Bet kadangi tai festivalis, kuriame nugalėtojų pralaimėjusių nėra, tai tegu tai būna mažos atminimo dovanėlės, pagamintos mūsų vaikų, tikrai, į kurias įdėta daug meilės. Na ir tikriausiai pati linksmiausia dalis šou. Vieną personažą, žmogelį, medį, namą, saulę, debesis, dangų ir žolę. Įsipiršti, nuo komandos siunčia vieną žmogų. Taip, vienas žmogus, kas galėtų paprastai. Matot, kaip pas mus piešia vaikai. Pasitarkit, kas vieną siunčia.
Visos komandos po vieną žmogų reikėtų, kad atsiųstume. Tai va tokiam panašiai. Čia nereikia labai mokančių. Užtenka, kad truputėlį yra ką nors bandė. Nes ritmas parodys, kaip tai daryti. O dabar visi kartu sudainuosim finalinę dainą, o mes vaikai, mes pasaulis.